Viena. Opa. Šiuo metu mes esame pirmos divizijos ginklų komandų varžybose, kur tarpusavio varžosi automatinių granatsvaidžių, sunkiųjų kulkosvaidžių ir 100 mm minosvaidžių komandos. Visos komandos varžosi tarpusavy gebėjime nustatyti nuotolį iki taikinio, naikinti taikinį nežinomais nuotoliais, koreguoti tiesioginę ugnį, taip pat naudoti ginklų šaudimui netiesioginę ugnį, tai šaudant pagal taikinio koordinatės, taip pat nuo transporto priemonės, judėti su ginklu, tai yra pakeisti poziciją, judant įvairiom sąlygom. Taip pat kariai treniravosi, tiksliau, rodė savo gebėjimus, atliekant individualias užduotis, ginklo operacinis ardymas, tai yra gedimų šalinimas mūšio metu, pozicijų slaptas užėmimas, netiesioginis ugnies iškvietimas, atstumų nustatymas, technikos pažinimas, tai yra individualias užduotis, kurios yra mūsų sudaro karinio rengimo pagrindą. Tai buvo 1 mylios praėjimas, tai yra žygis su ginklu ir baziniu, tarkim, ne baziniu, minimaliu kovinių komplektų šaudmenų, atinkantį svorį ir įveikimas vielinio tinklo, užtvaros, bombų, senelių nedidelių. Tai yra imituojamas perėjimas per šliaužimas, tai ne tik tai po vielinių tinklų, bet taip pat šliaužimas gali būti ir apgyventi vietoje, miške kažkur, kur reikia nepraeidėti. Bombų įveikimas, tai užvartos, griuvėsiai, tas pats su seneliam. Tvoros, užtvaros, sienos, įlipimas į pastatą panašiai. Tai bet kuriuo atveju mūsų ekipuotė turi būti patikrinta, ne tik tai judėti gražiu asfalto keliu, bet taip pat ir judant įvairiom kryptim. Susidirbimas, paruošimas ekipuotės, paruošimas ginklo, priežiūra ginklo, nes mes galime įveikti mylę ar didesnį atstumą ir ateiti su nešaldančiu ginklu. Ir aišku, varžybų metu pasimokinti iš savo klaidų ir išmokti iš kolegų. Ir kur negeriau jas patikrinti, nei varžybose.